Akmenuotais likimo keliais mes norėjome nešti tik džiaugsmą, kuris sklinda į širdį lašais, tik dainos pažadintą jausmą. Dešimt metų kartu mes keliavom, ir dar snaigėm sodo žiedom, daug dainų širdimi išdainavom, jums visiems, o kartu kiekvienam. Lai vienatvė neliečia širdžių ir liepsnoja negęstanti meilė, visada be mažiausių dėmių, be visų namuose šykščia laimė. 10 metų kartu mes keliavom, krintant snaigėm ar sodo žiedom, daug dainų širdimi išdainavom, jums visiems, o kartu kiekvienam. Menkiausios širdies atgaivos, neišeinant iš salės nelieka, išklausyti šios mūsų dainos, atleidimas toksai mums nelieka. 10 metų kartu mes keliavom, krintant snaigėm ar sodo žiedom, daug dainų širdimi išdainavom, jums visiems, o kartu kiekvienam. 10 metų kartu mes keliavom, krintant snaigėm ar sodo žiedom, daug dainų širdimi išdainavom, jums visiems, o kartu kiekvienam. Debesys languos ir meilę karštą tyrą, žydinčią veiduos. Tik nenutilk, dar nepalik mūsų, nes tu, daina, nepraskris pro šalį, palaikyk mus už rankos dar, po žydrų dangumi, po šlamančių berželių žalių lietumi, juk tu, daina, mūsų ramybės siela. Ne aukso, ne sidabro klodais garsėja mūsų gimtasis kraštas, o vaizdingais šventosios vingiais, Sartų ežero mėlynomis akimis, kloniais, miškais ir kalneliais. O užvis labiausiai tai mūsų kraštą garsina čia gyvenantys žmonės. Ir šiandien šioje scenoje stovinčios Dusetų moterys. Šiandien Dusetų kultūros namų moterų ansamblis Svaja švenčia gražų 10 metų veiklos koncertinės jubiliejų. Mus vienija 10-metį trunkanti draugystė, meilė muzikai ir dainai. Daina subūrė įvairaus amžiaus, įvairių profesijų, įvairaus temperamento žmonės. Kokia graži ta laiko juosta, mintim, juoku, dainom išausta. Šiandien savo dainas dovanojame jums, mielieji, dusetiškiai ir šio vakaro svečiai. Išgirsite dainas Kur lygios lankos, Traukinių dainelė ir Širdį tau įkvėpėjo. Pasiklausom. Kur lygios lankos, kur valdydo vyrėliai, ten ari lygų laukelį, 3 jauni benužėliai.
jau mus suvedė 10 metų. Tačiau šiandien neskambėtų mūsų dainos, jei neturėtume tokios puikios vadovės. Janina Kaškauskienė vadovė iš prigimties. Reikli, jautri, atlaidi ir kantri mūsų moteriškiems kaprizams. Į repeticijas visuomet atskuba linksma, besišypsanti. Tik jos iniciatyva ir entuziazmu suburtas Dusetose moterų choras, kuris nekartą pabuvojo respublikinėse dainų šventėse. Dusetų tremtinių choras dalyvauja įvairiuose renginiuose.
Janinos skambus balsas bažnytinėje giesmėje džiugina mūsų tikinčiuosius. Šiandien esame dėkingos savo vadoviai už kartu praleistas smagias akimirkas, naujas dainas, už idėjas, supratimą ir palaikymą. Ir jeigu šiandien skamba daina, tai tik mielos Janinos dėka. Paprašysime ir papasakoti jos pačios. Labą dieną, dar kartą. Labai ačiū, kad taip gausiai šiandien susirinkot, kadangi dar diena šviesu, bet gal ir gerai. Kaip mūsų ansamblis susikūrė, tai prieš 10 metų, žinokit, taip kaip stovi visos, taip stovėjo, taip ir stovi, kaip siena. Išskyrus vieną, kuri negalėjo. Tai pakeitė eglutę ir tai jau 8 metai, kaip jinai pas mus dainuoja. O mes visos ir vadovė nesikeitė, ir dainininkės nesikeitė. Aišku, mes nesikeitėm vidų. Išorė tai jau pasikeitė prieš 10 metų. Dabar mūsų veikla. Nu, kada susibūrėm, dar padainavom tokias dainas, tada gaunam respublikinį renginį, kad vyktume į respublikinį renginį, tai sidabrinių balsų konkursą. Tai 2001 mes Utenoje gavom kaip nominančių tokį diplomą. Po 4 metų vėl mus kviečia. Mes važiuojame į Kupiškį, čia respublikinis renginys, mes gaunam 3 laipsnio diplomą. O toliau turbūt jau ir nustojo vykti šitie dainų sidabrinių balsų konkursai. Toliau nutarėm, kad mums reikia kažkur tai pavažinėti, suorganizavom tą romansų vakarą. Su romansų vakaru, kai pradėjom važinėti, tai gastroliuoti, tai visą Zarasų rajoną gal liko ten tik Smalvos nevažiuota, bet Turmantas, o visur beveik buvo. Tada pradėjo Rokiškis kviesti. Nu, tai pradėjom į festivalį važiavom Juodupę, paskui Bajorus ir Silkių prisipirkom, iš mūsų visų pasidarė prieš Kalėdas eilė. Sako, tai iš kur čia šitie 9 moterys, o eilė ir eilė, viskas suvyslė, ką nors perkam. Tai čia Bajoruose buvo, ir Oveliuose buvo, tada Utenos rajone buvo, ir Tauranuose, festivalyje romansinė, Kuktiškėse, Pačkėnuose, Daugailiuose, Vaikutėnuose, nu aš kitur neatsimenu, nu, žodžiu, apvažiavom nemažą, bet mūsų nei vadovai keitėsi, ne dainininkai, bet jau akomponiatoriai, tai keitėsi bent 4. Paskui Laimutė pristatys juos visus, kokie jie buvo. Ir kaip matot, mes dainuojam, ar ilgai dainuosim ar ne, nežinau, bet aš linkiu moterim, kad jos būtų visada tokios, kaip ir dabar. Mes pasibaram ne viena su kitos, bet kalbam visos, bet viską girdim visas. Nu, vat girdim, tikrai, nes dar kai buvo seniūnas, Selasys sako, tai kaip jūs visos kalbat ir nežinia ką, visos girdit, ką sako. Nu, vat tokios ausis turi, natas pažįsta, žodžiu gali ir giedoti, ir kalbėti, ir dainuoti viską. Tai vat šitokia mūsų veikla, o dabar prašom pasiklausyti, ką mes toliau padainuosim. Gal ten bus ir suklydimų kokių, ir atmintis išlubuoja kai kuriom gal, bet jau atleiskit iš karto. Taigi, kaip vadovė minėjo, per 10 metų, žinokite, jau mūsų smilkiniai kai kurių pabalo, todėl dabar išgirsite dainą Sidabro giją.
buvo ne vienas. Todėl šiandien čia visiems atvykusiems, esamiems, norim palinkėti, kad širdyje pavasarį jums skambėtų, linksmai aidėtų džiugesio daina, kad jūsų širdys niekad skausmo nereikėtų, kad lūpas vis atpuoštų jūsų nuostabi šypsena. Pirmasis mūsų akompaniatorius buvo Aleksejus Ivanovas. Jis žmogus važinėjo net iš Zarasų ir dirbo su mumis. Vėliau pakeitė Linutė Jankauskaitė. Kviečiame. Kurios šiandien pakomponuos vieną labai nuostabų kūrinį, tai Viltė Rimdeikaitė ir Gustė Pužaitė. Pasakyk, kur tu esi, šiandieną jis mažai.
garsios dainininkės, bet ir geros žmonos, mylinčios mamos, sumanios šeimininkės, mielos močiutės, kurių pavyzdžių seka ir anūkai. Meilę dainai ir muzikai savo anūkams perdavė viena iš esančių močiučių, tai Jefrosinija Partinauskienė. Jos anūkų Sauliaus ir Deimanto atliekamų kūrinių.
myliu tavęs, arčiau pakviet, nes tu kažkur toli, ten kur ramu, skaičiuosim žvaigždes. Naktis tyloje, mūsų dainos žėrintys balti pasauliai, lyg vijoklė pasaka karštoj širdį. Kartais mes semiam čia tyrą džiaugsmą saujo, kartais čia sužvilga ašara karti. Išgirsite ansamblio dainuojamas dainas Balandėlė, Lauke debesys ir Polka. Tavo
Susitiksim, o dienos
pagroti mūsų vakaro svečius Antazavės kaimo kapelą, kuri irgi švenčia savo 10-metį. Taigi razumas vienodas 10 metų ar moteriškiam ar vyriokam nedaug kam skiriasi. Tik va paskutinį dainą, kai pasklausiau, tai gerai, dėl tai gera daina. Čia galima man atgerdam duoti kaip šitas gi testas. Ar dar liežuvis eina? Nėra girdėjau, ką testi, nu nieką. Šitų išdainuotų viskas vairuoti gali. Kaip? Gal visus mąstės, čia tai jau sakiau. Nu, kad moteriškės nuvėjom barokų keistis, tai mes bandysime šitų tikrų polkų pagroti, jau kaip išveisti kas tai žina. A, diedai nebūtų diedai. Šventė, gražu, viskas tvarkoj, vis tiek dainuoja apie mergą, saka, merga išbūdėlė. Undarokas, lygiai kelių, apudėlė. Iš karo, kai kad jie negrįžta, kai kas kaip yra ištremti dirba žmonės.
ką tai dėvė tu mano. Taigi sako, čia tikra garsa koncertas. Liekė tai iš dušęs, ar išdainuoti biškį pamažą garsą. Jeigu būtų, žinokit, čia aš neveltui kojų įkylo, nes čia viskas dėl technologijas. Čia garsas taip nusijima. Jo, čia taip garsas. Tai kur reikia pasukti randenėlą, čia kojų įkylo. Nu, toliau, žailės kojų. Tada nusijomas, sakydama, tai? Kas daro? Tai sako, moteris patiesa prie dabarties prisimtuonas, tai kaip labai gražiai pošęs, tai viskas tvarkoj. Sako, pradėjo vardinti. Ir gaspadinės, į geras žmonas, į geras mačiutės, į valgys skaniai moka daryti. Jėzus Marija galvoja, a kur reiks man pasakyti prašyti, kaip bus? Nieko nemoka. Jie nesukučias valgys moka daryti. Rėtoji. Nu, reikia rėtoji. A jau žinokit, kartais pakancertą kaip parė. Jėzus nauda. Nu, vaiką nuosavo lietuvių trysė. Bet svarbu visi vietai, tai mėgis kas pakoja. Žalės nori mėgis.
netikusių vyrų, nu. Tai pala tamsa, ne vieną dieną neturi. Jezus, jau kai mes 10-metį švęsime, tai man prašo ne tik vietų, bet dar pieną už ypatingas dar pasakymas. Gerai, sakė išrinta. Tai dabar jungtinė, Tazaras Viliokų ir šitų salminizaičių, grupė trauma, taip. Tai ta vieta man yra, turi blogą vyrą, blogi vyrai pasiklausyti. Apie jų dainą. Išgirsite dvi ansamblio dainuojamas dainas. Išbučiuosiu ir Svirpleliais. Stila po medvi
Braškietę, Dusetiškę, Sigutę Bukauskaitę Keršienę. Ji buvo mūsų akompaniatorė, tačiau, kaip žinote, jinai pati yra ir dainų tikriausiai autorė ir šiandien mes pakviesime ją į sceną mums parodyti truputėlį irgi programėlės. Pirma, tai labai malonus pas jus grįžti. Taip ir trumpam, bet kiekvieną kartą prisiminus ansamblį tikrai labai šiltai jūs atsimenu. Ir dabar tiek daug saldžių dainų, labai malonu klausyti. Vis dėlto noriu jūs sveikinti su tuo 10-tuku, jūs dar labai jaunosi, dar reiks sulaukti ir kito 10-tuko, ko gero, ir kad gerklės neišdžiūtų ir dainumo saldumas neblėstų, tai jums Ačiū. Ačiū. Dabar norime pakviesti mūsų jaunasias akompaniatorės, tai mūsų ansamblio kitos močiutės,
Romos Pužienės anūkės. Ir išgirsite dainą Vyšnios žydi. Artėja vakaras, todėl pasiklausykite vakaro šokio. O vakarinių šokio ritmas svaigus.
va. Tai mielas moteriškės, visų savęs vyriokų ir bendruomenės visų narių vardu, paskui tą pirmininkę pasakys, ar aš kaip vyksiu, aš kaip neduodu. Tai va, būkit laimingas, būkit linksmas, svarbiausia tai mūsų va šitą Janytę Ražytę. Nes neveltui Ražyčiau nesisveikinsiu. Pirma pavardė Ražytė, antro kitokio. Tai puikiai žinau, kiek reikia kantrybės, kad ir su moteriškėms susitvarkyti. Tai tikrai gyvuokit, būkit laimingas, kai sakė, da, nežiūrėjau 10 metų. A čia kažkaip puokštį prašom prižiūrėti ir kas puokštį jį. A visi vyrai Tu labai pavaliai dovanų teikti, pasveikinsiu. dabar užtruks biškį pasakyti. Jeigu tai nežiūrėti šalus, sveikinu su jubilėjų. Nu, Lavickas jisai paskutinis, Zanas išlaiko. A, taip. Net instrumentų paliko. Ne visus paliko. Žinokit, kad dabar pasakysiu, išduosiu paslaptį. Per šitų kodvyrai čia susitapysens, per atveju kitai moteris prisižadėjo, pačyti. Ne juokas dėl tai, taigi kaip, jeigu berniaukai pasmergiotės 10 metų šitą jubiliejų nutatė, ir mergiotėm reiks pasmergiotės. Tai va, ir jūs prašom, tikriausiai per atveju bus paskelbta vietinė spaudoj ir tarptautiniai respublikiniai televizijai. Nu, dabar, kadangi vyrai čia taip neklausyti, kažkaip paskučiavo, tiesiog jausmų patraukė, tai tokį lyriškų dainelį kurtos ir nesienas lautelas. O tu nagalai vaikiškos, kad tu negali pabučiuoti, nors tiek, neveltui laikas. ilgam. A jūsų širdį, kad pasliktų meilą va šito moteriškiam irgi. Nu, vyriokam, kad
tada bus šitagi, kur pavergas Kaunas, kur pavežta iš Kauno. Žinokit, geriausias mergas tai vietinės. Tai pasklausykit, ko tie Kavenskas dainuoja. Nepirkit, jeigu jūs čia Kavenskas. Čia nepirkit. Tame
atliksite dainą Varpelis. Vienišas liūdnas varpelis, dulka kelias po kojom arklių. Alumoj plaukia dainos vežėjo, pilnos liūdesio skundų gailių. Pilnos liūdesio skundų gailių. Šitiek jausmo dainoj mylimojoj, į tokią artimą ir graudi, jog man vėliai ugnis suliepsnojo, jau šaltoj ir bejausmei širdį, jau šaltoj ir bejausmei širdį. Vėl sapnuojas tyli mėnesiena ir gyvybės laukai ir miškai, ant sausų jau iš seno plastienų. Man vėl ašarų žiba lašai, man vėl ašarų žiba lašai. Skamba vienišas liūdnas varpelis ir nuvalgi šalin mylimo. Jau nutilo vežėjas, o kelias bėga vis tolumon, tolumon, bėga vis tolumon, tolumon. Ansamblis per savo gyvavimo metus neapsėjo, aišku, be mūsų brangių rėmėjų. Jų turime gal ne tiek ir daug, bet jie mums labai labai mieli ir geri. Tai šiandieną norime ir pagarsinti ir tuo pačiu padėkoti mūsų nuolatiniams rėmėjams. Tai Jūratei ir Zigmui Jonikams. Jų dėka moterų ansamblio dalyvės aplankė Kernavę, Molėtų observatoriją, Raimundo Palso koncertą Rygoje. Po kiekvieno koncerto moterys prisiminimui gauna diską su koncerto įrašu ir nuotraukas. Ačiū jums labai. Vytautui Čypui, Edmundui Baniui, Dusetų seniūnijai, Dusetų seniūnijams organizavo ansamblio dalyviams ir kitiems miestelio atstovams. Tai buvo kelionė po Lietuvą, aplankėme Druskininkų vandens parką, Grūto parką. Buvo visiems labai smagu. Ir Zarasų kultūros namams. Ačiū, mėlieji, ir jums. Ir jūs esate mūsų nuolatiniai rėmėjai. Jūsų parama tai yra jūsų nuostabios šypsenos, jūsų aplodismentai, jūsų geros akys. Ačiū jums. Ačiū šiandien, kad atėjote, kad pasiklausėte mūsų dainuojamų dainų
ir pabaigai linkime jums geros visiems kloties ir pasiklausykite Žydrojo Dunojus.
Nors jau, kaip mes jau 2 valandas visi kartu, bet tik dabar sakom labą dieną vieni kitiem. Tikrai ir matau, kad gerbėjų yra tikrai labai daug šitas moteris. Nors atrodo dar tas laikas netoks jau didelis, tik tai 10 metų. Šitam gimtadienį, ko norėtųsi jums palinkėti? Kad jūs dar būtume tiek metų, kad va 10 metų jūs prabuvot, kiek ten 4 šitie akompaniatoriai, kaip buvo, tai? A kad tiek metų būtų, kad taip va 1/2 salės akompaniatorių būtų, panašiai, a jūs vis dar čia visas stovėtume. Tai va, mielas moteris, ir noriu jums palinkėti būtent to, kad jūs dar ilgai čia būtumėt ant šitos sienos, linksmintumėt visus. Aš šitą puokštę noriu va jums, ponia Janina, įteikti. Mielos mūsų moterys, gyvenkite, gyvuokite, būkite sveikos ir dar ilgai mus visus džiuginkite savo dainomis. Čia dar vieną lyką. Vienai senai. Tas padangė mėlynoji. Kai ištraukė dainą, salėje visi nutyla. Lyg balvoj paskęsta melodija ir skambiojus. Nenusiminkite, tai kada ir nekaltos aplanko, jos ištirps skarbioj jūsų dainojimą. Tik tai neįsiskirstykit. Paduokit vieną kitai ranką. Aš tą šiltą ranką liūdesio ir džiaugsmo valandos. Linkiu jums visoms labai geros sveikatos ir dar ilgai skambių dainų. O Janinai didžiausios kantrybės ir pasiekti tokių aukštumų, nenusileist žemyn, kaip kad dabar esate.